Labas vakaras, čia laida 34315. Čia Energy Creator ir jūs atvykę į mūsų kalėdinę laidą. Tai va, žmonės skundžiasi, kad per šventes viešosios tarnybos dirba labai lėtai. Bet, tiesą sakant, jie kartais visai nedirba. Mes to tikrai nepavyksime. Ir tučto jau išsiaiškinsime. Viską. Taigi čia specialus reporteris tyrės. Ir mes dabar skambinsime 4. Gigos policijos nuovadai ir pasakysime, kad mūsų namą apiplėšinėja. Pažiūrėsime, per kiek laiko jie suspės atvažiuoti. Tai skambiname 4. policijos mėnesį. Labą dieną. Labą dieną. Jūs mane apiplėšinėja, nežinau ką daryt. Prašau, važiuokit greičiau pas mane. Jūs paskambinote į 4. Gigos majantinį. Taip, supratau, greičiau važiuokit, mano adresas yra Gigos Pimpalų gatvė 7. Majantų dabar labai daug nėra. Kaip nėra? Nėra majantų. Kaip nėra, Prašau, ką man daryti? 3 vagis, jie neša mano skystųjų kristalų televizorių. Skystųjų kristalų dviratį jie neša. O kokie jų vardai, kaip jie atrodo? Jūs nesinervuokit, ponas. Kaip man nesinervuoti? Jis neša mano brangenybės. Vienas juodaplaukis su dideliu apgamu ant nosies, kitas su pimpalu nuogu išėjęs. Prieikit prie jo ir paklauskit, ar jie balsavo už Čedžių šitose rinkimuose Seimo ir Šok su manimi projekte. Kokiuose rinkimuose, jie vogia iš manęs? Ar jūs suprantat? Greičiau važiuokit. Kur jūs gyvenat? Taigi sakiau, Pimpalų gatvė 7. O koks miestas? Giga, koks? Greičiau! Mes dabar neturim mašinus. Jūs turit mašinas? Švanis viską pavogs. Gerai, aš esu majantas ir tuoj pas jūs atvyksiu. Jūs tik palaukit, gerai? Gerai, lauk, greičiau. Į sveikatą. Greičiau. Į sveikatą, būk. Oi, gera samanė. Skambinsime toliau. Mes laukime 5 valandas, niekas neatvyko. Išsiaiškinsime, tai jau viską. Skambiname policijos valandą, taip pačiai. Labą dieną. Alio, policija. Viskas aišku. Nenuostabu, kas. Manęs nepasitikė. Tai va, kaip matote, policijos darbas nevyksta sklandžiai. Nežinau, ką daryti. Pažiūrėsime, kaip kitos tarnybos atlieka savo darbą. Dabar skambinsime į gaisrinę ir apsimesime, kad dega mūsų namas. Pažiūrėsime, kaip greitai jie reaguos. Skambiname. Labadiena, 3. Gigos gaisrinė. Labą dieną, mano chata dega, blet, užsidedė, greičiau važiuoti. Jūs svarbiausia nesinervuoti. Dega namai. Jūs svarbiausia nesinervuoti. Galit atvažiuot, blemba, dega. Aš to jau pakviesiu, gaisrininkus, viskas ramiai. Jūs apžiūrėkite, ar stipriai dega. Dega, blet, jau tuoj stogas degs. Ar yra ten gyvų žmonių? Yra. Šuo mano. Šuo.
šuo, ne žmogus, tai pasakykite, kad jis išeitų. Negali jis išeiti, jam koja sulūžus, greit, blėt, važiuoti. Na, mes pasistengsime, kad tai būtų kuo sklandžiau, jūs svarbiausia, nepanikuokite. Koja dega. Norėjau jūsų paklausyti, ar jūs balsavote už Andrių Šedžių ir Šok su manimi projekte. Balsavau. Šaunuolis. Taigi, dabar aš tai jau paskambinsiu gaisrininkams ir pažiūrėsiu. Jūs nepadėkite ragelį. Ble, dega. Nepadėkite ragelį. Petrai! 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 Ką? Karočią, dega čia, chata kažkur. Eik tu debilė, tai Staskos gimtadienis. Oi, blėt! Tai Staskos. Tai jie į šitą kambarį, ten taigi keliam visi. Ai. Gerai. Ai, girdi muzikos pliam. Tai, blėt, šiam pastoja išės ateisiu. Gerai. Gerai. Dega mano namas. Pone, jūs nesinervuokite, jūs pabandykite namą pats, mes šiuo metu Užgesin pačią? išvažiuoti. Mūsų gaisrininkai šiuo metu visi užsiėmė. O tai ką jūs darote? Mes negalime atvažiuoti. Vanduo labai gerai gesina. Jūs galite nueiti iki knygyno ir nusipirkti knygą. Užsigesink namą. Labą dieną. Jūs gerai, ponas, jaučiatės? Zaibys. Zaibys. Sveikinu visus su Kalėdom. Labą dieną, mes dabar bandysime apgauti ir pažiūrėti, kaip greitai dirba Gygos 4 ligoninė ir pažiūrėsiu jų efektyvumą. Eime. Sakysiu, kad mano žmona gimdo ir reikia greitosios pagalbos. Labą dieną, mano žmona gimdo, greičiau, greitą įgėskit. Labą dieną. Taip, o ko jūs turėtumėte? Mano žmona gimdo, lemba, jau lenda turbūt. Tai tegul gimdo. Tai, kas gimdo, taigi reikia su šitą greitosios pagalbos gydytojai, kad priimtų akušeriai vaiką. Na, jūs nesinervuokite. Manau, viską galima sutvarkyti. Tai jau paskambinsiu mūsų garažą ir paklausiu. Ką, ko paklausė, tai važiuojam greičiau. Man telefonas išsikrovė, negalėjau paskambinti greičiau, sėdam ir važiuojam. Sėks, Petrai. Klausyk, čia gimdo kažkokio bičo žmoną. Jo, mašinas nėra. O tai kur dingo mašinas mūsų? O tai kodėl? Kodėl sąvartynė? Sudaužėjai? O tai kiek gavai? 300 litrų? Ai, aišku. Atsiprašome, mes neturime dabar mašinos. Jūs galite atidengti į ligoninę jūsų žmoną ir mes ją apžiūrėsime. Kad į tokią storą, kad nei pro langus, nei pro duris jau nebegaliu aš jos ištemti. Tai krematoriumą veškit. Tai sako. Nieko nepraraskite vilties. Tuoj paskambinsiu, galbūt sraigtasparnis bus dar. Petrai, klausyk, reikia sraigtasparnis yra. Yra? Ne, nėra. Taigi, prašome ją atidengti čia, mes negalime nieko padėti. Turit kirvį, man tada sieną prakaposiu. Tokią storą net neprimetat. Kaip jau sakom, mes negalime nieko padaryti, jūs neturim kirvio nieko, mes neduosim, prašome. Atidengkite čia savo žmoną arba mums pochų kitai. Na štai, pamatėme, kad per šventes viešosios tarnybos dirba labai blogai. Tiesiog tragiškai. Negalima prisišaukti pagalbos.
ką daryti. Bet užtat, vienas žmogus visą laiką pasiekia mus laiku per Kalėdas. Labą dieną, aš Klaudijus iš Kauno. Aš visus sveikinu su šventom Kalėdom. Taigi vaikai, Mes norime pasveikinti jūs su Sveikinu šventomis visus su Kalėdom. Kalėdomis ir naujaisiais Ir- metais. ir visi kartu pašaukime Kalėdų senelį! Kalėdų senelį! 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 Kur Senelį. senelis? Mes Kur jis? norim dovanų! Sveikinu visus su Kalėdom. Senelį! Senelį!